Kas intrina? Žinau, mums reiktų gal tą pasileisti, tą netikėtą, kad... Jis jau filmuoja. Nemeluok, žinomės. Blemba, 2 kartus pagavai jau. Kur tą netikėtą, pasileisti. Jau to bus sunku prigaut, bet... Tai pradžiai mes pasišnekėsim apie bendrai, kas yra fondai. Ne? Tiesiog, kas yra fondai, kodėl gerai ar blogai, tada kas yra ETF-ai. Ir pereisim per visus tos esminius klausimus. Tai reiškia, kaip veikia, kažkokį simple pavyzdį, kuo skiriasi nuo tradicinių, kokių yra tipų, kaip išmoka dividendus, neišmoka, apmokestinimą gal šiek paliesim. Po to galėsim pereiti per tos klausimus, kuriuos gavom YouTube komentaruose, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, ar verčiau pirkti, tarkim, pasaulio ETF ar S&P, kas čia vėl. Turbūt nuo strategijos priklauso, ten galėsim galbūt šiek tiek užsiminti arba paliesti tą brokerių temą, maždaug kokį geriau, blogiau. Tai, Ir šiaip ir manau, kad reikia nuo to, kam tas ETF-as reikalingas, iš kur jie atsirado, nes žmonėm tai kas antrą klausimas būna apie ETF-as. Kam jie reikalingi, iš kur jie, kodėl jie atsirado, kada jie atsirado gal, nežinau, kodėl jie Lietuvoje. Jo, čia tu datą, bet... Praeitą savaitę tam renginį, kur dalyvavom, tai daug tokių ir jie praškai visi pasikartojantys klausimai. Ta prasme, galim pašnekėti, galėsim apie tai, kaip apmokestinama, jeigu investuoja UABas ir fizinės, nes skiriasi tie dalykai. Tai va, mokesčiai, accumulating, distributing ETF-ai, koks skirtumas, kurį pasirinkti, jeigu, tarkim, noriu S&P 500, kaip pasirinkti, kurį ETF-ą, nes tų valdytų yra skirtingų, ten skiriasi dydžiai mokesčiai, dar kažkas, žinai, biržos. Nes, vėl, europinė ETF-ai, kadangi dabar amerikiečių negalim pirkti, tai yra atsidarai ETF-ą, tarkim, S&P 500 Vanguardų ir jį gali pirkti doleriais Londone, gali eurais Vokietijai, Milane, ta prasme, svarais dar irgi Londone ir dar doleriais Šveicarijai, žinai. Ir tipo, o kurį pirkti? Kuo skiriasi? Viskas paprasta. Jo, viskas labai simple. O dar nueini kokį atsidarai interaktyvos sąskaitą, bandai vesti ten tikerį Vokietijos, jo neranda. arba randa ten krūvą ir kurį pasirinkti. Tai tokie, atrodo, jie paprasti dalykai, kaip ir gal ir žino žmogus, kad reikia pirkti ETF, pavyzdžiui, pasaulio akcijų, bet per kur pirkti, kurį pirkti, kurioje biržoje pirkti, dabar divus gaunu, tai juos reikia deklaruoti, nereikia deklaruoti, gal geriau pirkti, kur nemoka divų. Atrodo, žinai, viskas simple, bet kol nesusiduri su smulkiam detalėm. Esu girdėjęs ir tokių, kad tai moka divus, bet tai deklaruoti nereikia. Reikia. Reikia. Tai va, vienu žodžiu. Tai ir pasikalbam tą progą. Ta prasme, kad turim laiko ir važiuojam. Pasišnekam paprastai, kaip su draugais šnekėtumėm. Tai ką, sveiki visi dar kartą. Aš Lukas ir kolega Artūras tęsiam mūsų investavimas LT video rubriką Pasikalbėkim apie investavimą be nesąmonių. Ir šiandien tikrai labai svarbi tema, aktuali tema, kiekvieną kartą renginiuose visur užduodami klausimai visą laiką kartojas ir apie jos yra begalė turbūt klausimų, kuriuos šiandien ir pakalbėsim su Artūru. Kas tie ETF-ai, kam jie reikalingi ir galbūt nuo ko prasidėjo jie, nežinau, kokia yra tų ETF-ų istorija šiaip, tokia bendra, ką tu galėtum. Čia manęs klausti, ne? Tai jeigu aš neklystu, galiu klysti, tai pirmasis ETF-as buvo tas angliškas žargonas yra Spideris arba SPY, SPI. Tai buvo State Streetų įkurtas berods 1994, tai praktiškai jau 30 metų, ne? Ir jisai sekė S&P 500 akcijų indeksą. Tai va, tai praktiškai, jeigu tai bendrai žiūrėti 30 metų istoriją pirmojo, ir dabar jisai berods yra tarp, jeigu ne pats didžiausias pasaulyje, aš dabar skaičiaus neturiu, bet netoli, man atrodo, 300 milijardų valdomas turtas. Ir šiaip joko forma, tai 3 didžiausi ETF-ai, vėlgi galiu sumeluoti, gal dabar pasikeitė, bet buvo reiškia Vanguardų, iShares'ų ir State Streetų S&P 500 indeksą atkartojantis ETF-ai, kurie be abejo yra ir vieni iš pigiausių pagal valdymo mokestį ir kiekvienas ten plius minus apie tos 250-300 milijardų valdo. Tai va, tai ir logika
nežinau, čia dar turbūt daug šnekėsim apie mechaniką, kaip jie veikia, bet pati logika buvo labai paprasta. Tai jie, nekalbant to, kad ETF-as, tai yra biržoje prekiavimas fondas, arba Exchange Traded Fund angliškai išsiverčia, tai jo logika buvo tokia, tai yra indeksinis fondas, kurio vienetais gali prekiauti kaip akcija biržoje, biržos metu. Ir skirtumas nuo to tradicinio fondo yra labai toks, daug skirtumų yra, bet vienas iš tų yra tai, kad tradicinį investicinį fondą aš kaip investuotojas norėdamas pirkti, aš tarkim keliauju į banką, teikiu pavedimą ir vieną kartą per dieną nusiperku arba parduodu. Yra viena kaina dienos ir už tą kainą realiai visi investuotojai tiek perka, tiek parduoda, taip jau primityviai kalbant, neskaitant platinimo išpirkimo mokesčių, jeigu yra. Tuo tarpu biržoje prekiavimas fondas, tai aš juo galiu prekiauti kaip Apple akcija, tarkim New Yorko, Londono ar kitose biržose, kuris tai treidinamas, ir galiu jį per dieną tiek pirkti, tiek parduoti kelis kartus, vienu žodžiu, kiek noriu. Tai va, tik tai detalė yra tokia, kad jeigu tradicinis fondas turi tą vadinamą grinųjų aktyvų vertę, tai yra toks pagrindinis rodiklis, kuris atspindi fondo vieneto vertę. Tai ETF-as jisai treidinasi už rinkos kainą, kuri gali skirtis nuo tos grinų aktyvų vertės. Čia detalės, bet truputį istorijos palėtėm. Tai va, aš manau, kad ta rinka yra ganėtinai jauna ta prasme, lyginant su tradiciniu investiciniu fondu, kurių ten istorijos skaičiuoja turbūt Amerikoje virš 100 metų. Ir čia buvo pirmasis. Jeigu pasižiūrėti Europos situaciją, aš vakar kaip tik pasitikrinau skaičius, jeigu neklystu, 2009 metais ETF valdomas turtas, Europoje sukurtų ETF valdomas turtas buvo, ne Europoje, pasaulyje, buvo 1 trilijonas, tuo tarpu dabar jis yra apie 10 trilijonų. Tai va, per tuos X metų paaugo maždaug 10 kartų. Ir va, Lukai, dabar, žinai, galim pabandyti prisiminti, kada mes pirmą kartą pradėjom šnekėti apie ETF-us Lietuvoje ir kokia buvo reakcija, žinai. Tai jo, aš tai tą labai tikrai gerai prisimenu. Mes kai pradėjom, aš dar dirbau finansų įstaigoje, žodžiu, ir man pirmas toksai, atsimenu, buvo daug tų fondų, ten visokių reikalų yra ir kažkaip žiūri tos tyrimus kažką ir kad yra tų fondų, kurie seka kažkokį indeksą. Ir, ką tas indeksas ten, gerai, blogai, dar to supratimo galbūt nedaug buvo. Bet tokia atrodė opcija yra ir visai nebloga. Iš tokio žiūri pigus jie, labai pigus, seka kažkokį indeksą, diversifikacija, tikrai ledinė yra, labai daug ten. Ir atrodo, puikus instrumentas. Bet tuo metu, čia prieš jau, nežinau, ne 15 metų, bet netoli, turbūt 15 metų, realiai tai tokį užduotas klausimą, kodėl nėra kalbama su klientais apie ETF-us. Toks buvo, apie ką? Ką tu turi minėti? ETF-ai, kas čia yra? Ir čia toks buvo labai tikrai daug, sakyčiau, tokių anekdotų tuo metu, kad iš valdytojų, kad kam pirkti pasaulio akcijų indeksą sekantį kažkokį fondą, jeigu tik žinai, kad ten yra tokie japonai. Ir japonai niekad nebrangsta. Maždaug, jau žinai, priekį nulaužiai sistemą. Matricoje esi visi. Vieni nežino, o kiti žino. Ir dėl to ir netgi būdavo indeksų. Pavyzdžiui, koks nors Asia X Japan, pavyzdžiui. Iki tokio lygio buvo. Tai, jeigu to nepatinka japonai, tu gali būti X Japan, excluding Japan. Ir bet tuo metu tikrai buvo, sakyčiau, toksai keistas indeksai, čia nežinau, tik yra valdytojai, kurie ten pikina ir ten analitikai mala ir sėdi prie ekrano 100, visi spaudo mygtukus ir sako, čia nereikia pirkti tos šalies, o jeigu perki indeksą, tu gauni ir gerą, ir blogą. Jo, tai tas laikas keičiasi tikrai dabar, fast forward 15 metų į priekį ir ką mes turim? Tuo metu mes buvom tokie keistuoliai galbiški, dabar nieko keisto. Pasižiūrim praktiškai bet kurį pensijų fondą. Pasižiūrim, būtų labai keistas fondas, jeigu neinvestuoja per ETF-ą. Žiauriai keistas, ne? Lietuvos banko portfelė. Yra ETF-ą. Atsimenu, mes dar net ir pristatymą turėjom Lietuvos bankai apie tas strategijas ir kad per ETF-us galima daryti per tos indeksus. Tai dabar yra visiškai new normal ir visi kalba apie ETF-us. ETF-ai kaip standartas ir ant viršaus jau tu kažką gali dėlioti. Tai tikrai pasikeitė kardinaliai. Ir mokymus gyvenėm dar. Ir pristatymų daug turėjom. Kas yra fondas ir kuom skiriasi nuo ETF-o. Tai ta tema vis dar aktuali yra. Ir džiugu, kad žmonės vis daugiau sužino apie tai.
Ir manau, kad tikrai smarkiai prajudėjome į priekį, bet vis dar yra labai daug tokių nesusipratimų. Ne? Ir tie klausimai kartojasi ir kažkaip žiūrint tos kitus video, ten gal paaiškina, kas tas ETF-as, bet tos virtuvės kažkaip ne iki galo būna. Ne? Tai... Jeigu paklaustum ten bet kurio, tai kaip jis iš tikro veikia, retas, kuris ir pasakytų. Turbūt, čia mano spėjimas yra, bet jeigu taip detaliai mechanika reiškia, kas išleidžia tos vienetus, kaip jie toj biržoje atsiranda, reiškia, kas tos basketus ten suformuoja, kokį mokestį paima, žinai, ar jį reikia papildomai mokėti, ar nereik ten tą centukus. Tai daug niuansų. Tai aš galvoju, gal prieš pereidami jau prie tų klausimų, gal pirmas dalykas vis tiek dalis žiūrovų yra pažengę, dalis žiūrovų galbūt ne, tai tiesiog trumpai įvesti į tai apskritai, kas yra tas investicinis fondas, nes bet kokiu atveju ETF-as tai yra fondas. Tai nežinau, čia jeigu tu nori, gali tu trumpai, reiškia, kas yra investicinis fondas, kokie jo yra, sakykime, pranašumai arba privalumai, kodėl apskritai į fondus gerai investuoti, nes jeigu aš dabar neklystu, bendrai pasaulyje yra asset manageriai valdo apie $100 trilijonų fondų pavidalų. Tai gali būti pensijų fondai, tradiciniai fondai, gyvybės draudimo ten fondai, tie patys ETF-ai, hedge fondai ir panašiai. Tai didžioji dalis turto pasaulyje yra valdoma per fondus. Tai jeigu galėtų trumpai tiesiog įvesk, reiškia, kas yra tas investicinis fondas, tradicinis, reiškia, kokių jų gali būti ir panašiai. Tai fondas yra krepšelis, ne, jisai suformavo kažkokių tai pozicijų derinuką. Ir anksčiau, kai tų indeksų gal tiek daug nebuvo, buvo valdytojas, jisai tą darbą ir padarydavo. Galbūt jie atrinkdavo kažką, gal mažiau atrinkdavo, bet sukomplektuodavo į vieną krūvą skirtingų vertybinių popierių, ar tai būtų akcijų fondas ar obligacijų. Ir žmonėms būdavo žymiai paprasčiau, negu ten pats rinksi ten 20 ar 50 ar 100 ten tų kompanijų ar tų detalių. Tai yra fondas, kuris viską tą daro ir tu kolektyviai ten dalyvauji. Tai čia toks senovinis iš senovės atėjo, ne? Ir puikiai veikia, viskas tvarkoja. Bet ETF-ai jie labiau kitą galbūt tokį momentą turi, kad jį gali kasdieną pirkti rinkoje. Ir čia nėra kažkoks super galbūt argumentas dėl to pirkti ETF-as. Tarsi, kad tu ten gali 2 valandą ar ten 2:30 ar ten išsigandai kažką tą ETF-ą pirkti parduoti, gal tai tikrai nėra esminis dalykas. Bet tiesiog ETF-ai turbūt prasidėjo nuo indeksų sekimo. Toksai buvo gana paprastas instrumentas, nors yra ir indeksinių fondų. Šiaip tai patys Vanguardai. Ir pats Boglas šiaip nėra didelis ETF-ų fanas. Šiaip jisai labiau sakytų, kad indeksiniai fondai yra esmė. Nes tas argumentas, kad tu gali vidury dienos sustresavęs ar euforijai parduoti, pirkti, tai toks, nebūtinai gerai. Bet fondas tai yra krepšelis, ETF-as irgi yra krepšelis. ETF-ą gali pirkti vidury dienos. Fondo tu negali pirkti, parduoti vidury dienos, nes grinųjų aktyvo vertę turi valdymo įmonė suskaičiuoti užsidarius dienai, jinai paskaičiuoja, ir štai yra tos dienos kaina, tu tada teiki paraišką pirkti, parduoti ir tu turi vieną kainą. Su ETF-u tu turi tų kainų dienos bėgyje. Bet yra ten ir niuansų turbūt. Ne tik ETF-ai ne tik būna indeksiniai. Tai čia irgi toksai naujas dalykas, kad daug kas kalbėdami apie ETF-us kalba apie tik indeksinius fondus, kad yra seka kažkokį indeksą. Bet tikrai dabar ir matėm didžiulį sprogimą tų tokių aktyviai valdomų ETF-ų. Ir ta pati Katie Woods, žymioji ETF-ininkė, tai turi tikrai įdomių dalykų ir tai nėra indeksiniai dažniausiai tie ETF-ai. Tai čia šito vietoj galbūt patarimas, jeigu kalbam apie ETF-us ir sakom, kad ETF yra jėga ir tikrai labai geras instrumentas, reiktų dar patikslinti, kad indeksinė ETF. Turbūt. Čia turbūt labiau, žinai, tavo tokia bendra nuomonė, nes atsiras tikrai tokių, kad geriau pirkti, aišku, aktyvų fondą, nors yra ETF, bet vis tiek aktyvų. Tai aš gal dar pridurčiau prie to, kalbant apie fondus, tai dažniausiai, jeigu taip imant Lietuvą, tai ten įstatymę galim surasti grupavimą, reiškia, yra atviro tipo fondai ir uždaro tipo fondai. Tai tas tradicinis atviro tipo fondas, tai galėtų būti, pavyzdžiui, investuoja į technologijų akcijas ir kiekvieną dieną skaičiuoja grynųjų aktyvų vertę, klientas gali kiekvieną dieną pirkti, parduoti. Uždaras tai dažniausiai būna ten kokie nors nekilnojamo turto fondai, infrastruktūros fondai ar panašiai, kur iš principo investuoji, tu žinai, kad tavo pinigai bus uždaryti ten, 5-7 metus, galbūt tau mokės kažkokias išmokas periodinės, galbūt nemokės, bet tu pats negalėsi jo parduoti.
turėsi laukti. Tai čia vat vienas grupavimas, reiškia atviro tipo, uždaro tipo, jeigu kalbant apie tos tradicinius. Tada kitas būna pjaustymas, tai pagal investavimo, sakykime, turto klasę, tai primityviai, tai gali būti akcijiniai fondai, gali būti obligacijų fondai, gali būti mišrūs fondai, tada gali būti, tarkim, sektoriniai kažkokie fondai, jau čia dar didesni pjaustymai. Ir jeigu taip lyginant fondus, tai aš visada mėgstu sakyti, yra tradiciniai, reiškia tie tradiciniai investiciniai fondai, angliškai mutual funds, ir yra tie ETF-ai, tai yra biržoje prekiaujamai fondai, exchange traded funds. Tai čia yra tokios dvi didelės kategorijos, tada dar fondus galim pjaustyti į aktyviai valdomus ir pasyviai valdomus. Ir, pavyzdžiui, aktyviai valdomas gali būti ir tas tradicinis fondas, ir ETF-as. Indeksinis fondas gali būti ir tradicinis indeksinis fondas, kaip, pavyzdžiui, Vanguardų minėję, įkūrėjai, pirmą indeksinį įkūrė turbūt ten dar prieš 50 metų, neatsimenu tiksliai kada. Ir gali būti indeksinis ETF-as. Tai čia mes turim tokią, matricą ir tada gali būti skirtingų ten tipų pagal turto klasę, gali būti ETF-as, kuris į auksą investuoja, ten į žaliavų krepšelį per kažkokius išvestinius instrumentus. Tai toks bendrai grupavimas. Bet vienas dalykas, kurio mes dar turbūt nepalėtėm, tai nekalbant apie tai, kad diversifikacija yra ir ten, turbūt tų indeksinių instrumentų jinai didesnė, nes jie perka visą rinką, nes aktyvus jisai turbūt perka ten tas geresnės įmonės, tarkim, jeigu kalbam apie akcijas, bando pirkti. Tai čia diversifikacija turbūt yra ir ten, kad aktyvus fondas, nesvarbu kokio tipo, jisai turės tą valdytoją pasyvus, iš principo jam valdytojo nereikia, nes jisai turi tiesiog nuspręsti, kokį indeksą atkartoja, tai reikia labiau implementuotojo, kuris perka tas pozicijas, kurias reikia pirkti. Bet pats, aš nežinau, gal tu sutiksi, gal ne, bet pats esminis skirtumas yra, ir čia vėl nebūtinai tik ETF-ų, bet indeksinių ETF-ų, yra tai, kad jų mokesčiai yra gerokai mažesni negu tų tradicinių arba aktyvių investicinių fondų. Ir aš dabar taip skaičių turbūt labiau iš galvos, iš prisiminimo, čia tikrai nežiūrėjau tų paskutinių skaičių, bet jeigu ten, tarkim, koks nors tradicinis akcijų fondas, jisai kainuoja, tas valdymo mokestis yra apie procentas, gal ir 1,5, tai tas ETF-as, kuris investuoja į tas pačias akcijas, jisai jums nuo 0,03 iki ten kokį 0,2. Be abejo, yra ir brangesnių, bet jeigu kalbame apie tas major, ten pasaulio akcijas, JAF akcijas, Europos akcijas, tai tas metinis valdymo mokestis yra turbūt esminis skirtumas, kuris gali skirtis ten nuo turbūt 2 iki vos ne 10 ar daugiau kartų. Tik tai klausimas man toksai, dabar pastebiu iš investuotojų maždaug, čia vienas fondas ima 0,05, bet kitas 0,04, žinai, tai tas geresnis. Ir iš tikro tas 0,01 jau yra toks didelis skirtumas, bet labiau klausimas, kaip tos valdymo įmonės sugeba išgyventi su to 0,04. Nes aš taip bandžiau primesti, tarkim, yra, pavyzdžiui, fondas valdo 100 milijardų ir ima 0,03%. Tai čia kiek pinigų bus? Atrodo, kad nedaug iš tikrųjų. Man dar neteko prieš 10 metų turbūt daryti kažkokiai konferencijai, doktorantūroje studijoje, dar straipsnį, man atrodo, teko rašyti apie ETF ir tradicinių fondų mokesčių palyginimą. Tai jo, iki 10 kartų buvo skirtumas. Ir ypač Lietuvoje galbūt, kur rinkose, kurios neturi tokio didelės klientų bazės, tai ten tie ETF-ai tikrai buvo labai reikšmingas skirtumas. Bet su ETF-ais yra keistų tokių dalykų, atrodo, kaip jie gali išgyventi, kai ne visos valdymo įmonės ten su 1% valdymo gali išgyventi. Ne? Tai kaip jie išgyvena, jau net ne su 0,1, bet juda žemyn ir juda netgi kitur ir nemokamai gali jau prekiauti. Prekiaut gali, atrodo, ir to nemokamas ETF-as bus, ir to gal primokės už tą ETF-ą. Čia kaip tik, dar beje vakar žiūrėjau tokį gerą, paleido vandenį, žodžiu. Vandenį. Tiesiog, gali vandenį, kiek nemokamas vanduo, žodžiu. Čia kur? Šitą Amerikoje kažkokį paleido, kad gali, bet štai vanduo. Nemokamai, eina gatvė, sako, kiek šitas vanduo kaina 0. Geras, kas negerai su to vandeniu. Bet ant to buteliuko pilna reklamų uždėta. Okay. Tipo, ir, tu gauni nemokamai, pilna reklamų, ir jis sako, dar 10 centų įmetam ten kažkokiam į labdaros kažkokį darom. Žodžiu, tai realiai kaina neigiama, dar padaro naudos. Tai gal, jeigu į tą pusę judėti,
Tik tai čia, aišku, kažkokios reklamos ant ETF ar kažkur gal neužmausi. Taip lengvai, turbūt neužmausi. Gal irgi pamatysim ateityje, kad yra... Gal tu dar nesugalvoji. Koks pasaulio akcijų ETF sponsored by Coca-Cola. Tarkim. Ir gal ir idėja. Mes čia sėdim, ką tik idėja, reikia užsirašom. Bet tai šiaip tie ETF-ai kaip jie veikia, ne? Kad jeigu tradicinis fondas galbūt yra, jisai turi valdymo įmonę, jinai jį valdo ir ima kažkokį valdymo mokestį. Tai dabar ten yra kaina ir viskas kaip ir atrodo paskaičiavai, diena baigėsi, turi kainą, perki parduodi. Su ETF-ais ta visa mechanika kitokia jau yra. Ir čia aš sakyčiau tikrai vienas iš įdomesnių tokių finansinių, nežinau, inovacijų, išradimų. Man tikrai labai patiko pati ta idėja, kad tu gali rinkoje pirkti tą ETF-ą. Bet kaip tu jį gali pirkti? Tarsi, kas jį parduoda? Tu eini į Maksimą, ką tai reiškia? Kas jį parduoda? Nes juk nėra taip, kad valdymo įmonė turi pasidarius langelį, kur tu ateini, duodi ten pinigą, tau duoda ETF-ą toks. Kas yra tradicinio atveju? Jo, kas tradicinio yra? Aš gal čia trumpai įsiterpsiu, kad tradicinio fondo atveju yra, kad realiai klientas bendrauja tiesiogiai ir per tarpininką su valdymo įmonė ir iš principo valdymo įmonė klientas perveda pinigus į fondo sąskaitą, o valdymo įmonė jam išrašo, sakykime, sukuria tos fondo vienetus, padaro įrašus. Ne? Ir kai pinigai krenta į fondą, valdymo įmonė už tos pinigus perka vertybinius popierius biržoje. Bet ta prasme, tai iš principo yra birža, arba kitaip tariant, valdymo įmonė, kuri valdo fondą, ir investuotojas veda pinigus į fondo sąskaitą, o valdytojas iš tos fondo sąskaitos perka. Viskas labai paprasta. Tai va, kaip su ETF-ai? Tai va, su ETF-ais yra kažkoks keistas dalykas, kad tu lygtais nepirki tiesiai iš valdymo įmonės. Aišku, turbūt ta valdymo įmonė gali turėti savo market makerį kažkokį, ne, per kurį galbūt sudaro sutartį ir tie market makeriai, tai market makeris yra, kuris rinkoje perka ir parduoda. Dabar tai tie ETF jau yra išleisti, va, kaip su tradiciniais fondais, tu ateini ir išleidžia tos vienetus. Kiekvienam klientui specifiškai gaunasi, jie išleidžiami ir sunaikinami, kai tu išsiperki. Su ETF-ais jie irgi gali būti išleidžiami ir sunaikinami, bet mes, kai perkam rinkoje, ne, paprasti žmonės ar ten fondai, tai tu jau perki išleistus tos vienetus. Tai reiškia, jos jau išleido, bet kažkas turėjo jos iškart nupirkti tuo momentu. Tai tą pirminį nupirkimą ir dažniausiai ETF neleidžia taip, kad, galbūt paeis čia. Jau apsišneka su tais market makeriais, tai dideliais traderiais. Tai tokie kaip, nežinau, maklerio įmonės, ar vadinkim tokios, kurios specializuojasi, kad sako, mes sukursim jums apyvartą, kad galėsit pirkti, parduoti, tai mes palaikysim tą rinką. Ir jie pirmieji, kurie ateina ir nusiperka tus ETF-us, ir ateina į rinką ir pardavinėja juos. Aš gal dar patikslinsiu, ne tai, kad nusiperka ETF vienetus, bet jie superka basketą, tarkim, akcijų pagal to ETF sekamą indeksą. Būna nustatytas kažkoks tas basketo dydis, tarkim, 10 000 ETF vienetų. Tai išreiškta pinigais, pavyzdžiui, yra 100 000, tai jie už 100 000 nuperka akcijų pagal tam tikras proporcijas ir tada tą akcijų krepšelį iškeičia į tam tikrą ETF vienetų krepšelį. Ir tada gauna, jis išsikeičia ir gauna tų ETF-ų ir eina į rinką ir pardavinėja. Taip. Ir dabar čia yra geras klausimas dabar, kas čia per tokia labdaros organizacija. Koks ten biznis? Koks čia biznis, nes matom, kad ETF-ai gerai seka tos indeksus. Daugiau mažiau, ne, yra visokių ten galbūt ETF-ų. Bet jie ateina į rinką ir keli dalykai dabar atsiranda. Tai vienas, aišku, yra tas bid-ask spreadas, ne, kad dėl ko reikia atkreipti dėmesį. Būna tų skirtingų ETF-ų ir gali būti vienas galbūt biškai truputį pigesnis, bet tas bid-ask spreadas tai yra kaina, tas už kiek perki ir už kiek parduodi. Jeigu tu turi ETF-ą, kokia kaina už tavęs nupirks, kokia matai rinkoje. Ir jeigu tu nori pirkti, už kokią kainą tau kažkas pardavinėja. Tai idealiu būtų atveju, kad būtų nulis skirtumas. Kad ta pati kaina, ir perkančiam, ir parduodam. Bet realybėje mes matom, kad taip nėra. Ne? Ir atsiranda čia tas centas kažkoks. 2 centai jau. Čia vieno jau iškart detalė, kad keli tie centai gali atsirasti, o kartais gali būti ir 5 centai. Ir žmogus sako, aš perku, žodžiu, kaip pigiai gaunasi. Žodžiu, man sandoris kainuoja tik tais ten, nežinau, bankė ten 5 eurai ten ar taip ten. Ir kaip aš čia tik už 5 eurus mokėjau. Bet nebūtinai, nes tu sumokėjai 5 eurus už tą sandorį ir dar bid-ask spreadą.
Tas vadinamas slippage. Tas toks, ir gali būti kartais, jeigu rinka labai volatili, ten labai daug sviruoja arba trūksta to likvidumo ir nedaug ten to ETF prekiaujasi, tu gali būti, kad tu sumokėjai tos 5 eurus už tą ETF pirkimą ir dar 0,5% skirtumą tarp realiai kokia kaina buvo ir už kiek tu nusipirkai. Tai va čia atsiranda jau viena detalė, kad market makeriai gali šiek tiek uždirbti ir iš to bid-ask spreado, iš to skirtumo. Aišku, kuo konkurencija čia atsiranda. Rinkas, va čia yra tas galbūt įdomus ir toks, nežinau, elegantiškas finansinis sprendimas ir inovacija, kad rinkas ir pelno siekimas šitą bid-ask spreadą turėtų sutvarkyti. Nes kuo populiaresnis instrumentas, tuo daugiau žmonių jų prekiauja. Reiškia, kad tie market makeriai mato, čia yra biznio dalis, galima kažkaip uždirbti. Ir jeigu prieš tai dirbome su vieno tokiu 10 centų skirtumu galbūt, dabar galim su 9 galbūt jau. Ir va čia atsiranda konkurencija ir mažėja tas atstumas tarp tų, bet tai nėra tik vienintelis, ne? Šitas paprastas. Jo, čia paprastoji dalis. Jo, čia sudėtingoji dalis turbūt, kurią ir per mokymus bandom paaiškinti ir šiaip kalbant, gali tai būti ir dažniausiai taip yra, kad grinųjų aktyvų vertė, tarsi to ETF vertė, to krepšelio, ne, kuria, kadangi sudarytas iš tų akcijų, specifinių akcijų, juk tų akcijų kainos kiekvieną sekundę mes žinom, kol rinka atsidarius. Žinom. Tai mes kiekvieną sekundę kaip ir žinom, kokia yra to krepšelio arba ETF vertė. Realiai, kiekvieną sekundę žinom. Tai čia yra ta grinųjų aktyvų vertė. Ne? Bet rinkoje žmonės gali, pavyzdžiui, tą krepšelį kažkodėl pirkti $1 brangiau. Tiesiog nieks ten neskaičiuoja, kas sekundę prisijungia, nori nusipirkti S&P 500 ir dabar pėdė Exceliuką. Tas žiūri, $2 skirtumas, dabar nepirksi ten. Nebūtinai. Tai tas įsiskirimas dėl to, kad ETF rinkoje prekiaujasi ir kartais tikrai būna banga, kai nori daugiau pirkti, kartais banga būna, kai nenori pirkti. Čia atsiranda tie nukrypimai ir būna tas pavyzdžiui, discountas gali būti, arba premija. Premium discount. Jo, čia atsiranda jau specifikos, kurios tikrai nedaug kas galbūt taip yra hibridės pasiaiškinti. Tai kas ten, nežinau, sakyčiau, jeigu atsiranda tas $1 ar kelių $1 skirtumas tarp grinųjų aktyvų vertės ir tos rinkos kainos, kas iš to dabar, ne, irgi? Paprastam investuotojui nieko. Paprastam investuotojui, jo, bet ar eina iš to galbūt uždirbti market makeriui? Ir kaip ir tu sakei, tos ETF-us ne tai, kad išleidžia pagal užsakymą, bet tu gali iškeisti tą krepšelį, kuris sudaro tą ETF-ą į ETF-o vienetą. Tiesiog atsinešė kaip turguje, nežinau, ateini, yra koks nors, nežinau, daržovių krepšelis, yra koks nors pomidoras, agurkas ir bulvė. Yra 3 daržovių krepšelis. Ir gali ateiti, jeigu, tarkim, yra įmonė, tu tos 3 atsineši ir tau supakuoja nemokamai. Ir vadina daržovių ETF-o. 3 daržovių essential krepšelis. Tai tu taip pagauni tą krepšelį. Tai bet jeigu tu matai, kad kažkodėl rinkoje tie pomidoras, bulvė ir agurkas, šiaip jie kainuoja 3 eurus bendras, nežinai, neturgu žiūri kainą, bet tą krepšelį perka supakuota už 4 eurus. Taip visi nori. Tai ką tu gali daryti, jeigu tu esi tas market makeris? Sakai, tai gerai, jeigu krepšelį supakuota į tą maišelį, kuris kainuoja 0 centų, ten tas valdymo įmonės centas, kai perka už 4, tai tada aš varau į rinką, nusipirku, į turgų, nusipirku tą bulvę, pomidorą, agurką už 3 eurus, nes viens po 1 eurą kainuoja. Ir nuvarau į tą ETF-o leidėją ir išsikeičiu. Man supakuoja ir aš už 4 sakau, prašom, 3 eurų vertės krepšelis už 4 eurus, kaip jūs ir norite. Ir va čia atsiranda tas 1 euras kažkoks. Tai įsivaizduokit, jeigu yra indeksas, ne, kad ten yra 500 tų akcijų, tai gali būti nukreipimų ten, nebūtinai po $1 ir panašiai, bet tie keli centai kartais, kai tu prekiauji milijardą per dieną, tai gali sudaryti jau kažkokią tai dalį. Tai ir čia atsiranda, kad market makeris yra tas kainos lygintojas, už kurį jam ir kompensuoja jo tą darbą, kaip sakyt, tą jo prakaitą, jeigu sugeba susirinkti tos skirtumus. Nes jis ir atvirkščiai gali uždirbti. Tarsi, jeigu tie 3 agurkas, pomidoras ir bulvė kainuoja šiaip 3, o rinkoje tas supakuotas kainuoja 4, tai vienas atvejis, ne, bet gali būti ir kitas atvirkštinis, kad pavyzdžiui, tiek visi nenori to krepšelio, tokio iš 3, bet jis kainuoja 2 eurus, pavyzdžiui. Bet detalės
agurkas, pomidoras ir ta bulvė kainuoja šiaip 3. Taip. Tu tai nusipirki supakuotą už 2, o jeigu išpakuoji, praplėši tą maišą ir iš atskirai parduodi ir gauni 3. Market makeris vėl gali čia ateiti ir jisai sako, okei, viskas tvarkoja, jeigu jis pardavinėtų už 2, tai aš superku, masiškai superku visus tos ir nuvarau į turgų realiai ir gražinu tos ETF-us, sako, man duokit detalę mišrink, praplėškit man, duokit tam agurkais, pomidorais ir bulvėm. Ir va čia ta mechanika ir yra, aš sakyčiau, tikrai unikali inovacija, su kuria išsprendė ne tik, kad ten reikia kažkaip, labai daug kažkaip rinka tiesiog susitvarkė. Tiesiog, sakot, nori uždirbti, eik, kurk inovaciją, kaip gali treidint milisekundėm ten, galbūt anksčiau su Exceliukais ten pradžioj ten paskaičiuodavo, kad yra skirtumas. O dabar automatai daro. Mato, kad yra skirtumas, discountas arba premija yra ir iš karto galbūt executina tą skirtumo išnaudojimą. Tai va čia ir yra ETF, kaip jis veikia. Nežinau, ar čia žiūroms lengviau... Ar jau visi užmigo? Ar čia lengviau ar sunkiau pasidarė? Bet jo, tai aš taip dar prieš tau pradedant šnekėti pagalvoti, yra tie tradiciniai holdingai, sakykime, kur reiškia, tarkim, ABAS, kažkokia investicinė bendrovė, pavyzdys Berkshire Hathaway, realiai tai yra holdingas, jis investuoja į Apple ir tą, ir to holdingo akcijomis prekiavimo biržoje. Tai ETF-as yra dar toliau žingsnis, kad yra kažkas, tai tie market makeriai arba authorized participants vadinami, kurie realiai jie turi galimybę keisti tas akcijas, sakykime, į tas detalės. Ir pastoviai jie tą daro, vadinkim, užsiem arbitražo ar kažkaip, žiūri nukrypimus ir pastoviai maksimaliai bando uždirbti, taip sugrąžindami tą kainą prie tos tikrosios. Nes, pavyzdžiui, esate turbūt girdėję apie Buffetto ten pranešimą, kad mūsų manimų ten akcijos kaina 10% mažesnė negu ten krepšelis, tai reiškia yra nuolaida ir mes patys dabar supirkinėjom. Tai jie patys tą daro savotiškai, arba kai akcijos kaina mano, kad yra rinkoje pervertinta su krepšeliu, jie galbūt tada ten, nežinau, išleidžia daugiau akcijų kaip pavyzdys. Tai čia toks žingsnis į priekį, kad yra tų dalyvių, kurie pastoviai stebi ir taip, šiai dienai turbūt tenais be kompiuterio ir algoritmų nieks neišsiverčia. Europoje dar yra toks įdomus dalykas, kad to pačio ETF vienetais gali prekiauti skirtingom valiutom 5 ar 6 skirtingose biržose ir ten irgi gali būti tos kainos skiriasi. Ir paprastam mirtingajam, sakykime, nupirkti Vokietijoje ir parduoti, tarkime, Milane, yra reikalų ir nežinau, ar kas tą daro, bet instituciniam tas yra, nes čia kalba apie tai, kad tu turi tam tikrus pervedimus padaryti ar panašiai. Tai čia labai jau taip išsamei papasakojom, aišku, tų tokių skirtumų, kaip čia minėjai, 3 kaina, o 4 arba 2 turbūt nėra. Jeigu pasižiūrėsim tą pagrindinį indeksą S&P arba ETF-us, kurie seka, tai ten tas premium discountas gal iš vis yra 0,01 ar ten procento ribose. Bet tikrai yra atvejų ir iš tų stambių ETF-ų, kur discount premium būna 0,1, 0,2, 0,3 ar panašiai. Ir aš atsimenu labai gerą pavyzdį tiek COVID atveju, tiek 2008 metų krizės, pavyzdžiui, obligacijų ETF-as. Pats didžiausias obligacijų ETF-as Amerikoje, BND, Vanguardų bondų aggregate ETF-as, jisai parsidavinėjo rinkoje su 5% discountu. Tai ta prasme, investuoja ETF-as į JAV government bondus, kurie yra likvidžiausi bondai pasaulyje, bet tą ETF vienetą tu perki su 5%, gali pirkti su 5% discountu. Ir čia turbūt vienas iš tų dalykų, ką paprastas investuotojas gali išnaudoti, būna žiauriai retai, tai yra pirkti ETF, kuris gali parsidavinėti, pavyzdžiui, su discountu. Tai jis tiek perka ir laiko tikėdamas, kad anksčiau ar vėliau tą kainą susiadjustins. Tas pats buvo per COVID, pavyzdžiui, su high yield arba emerging market bondų ETF-ais. Mes matėm tą, kai tarkime, koks nors high yield bondų ETF-as, kurio dydis yra 6 milijardai, per vieną savaitę išeina milijardas pinigų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad investuotojai masiškai parsidavinėja ETF-ą, jo kaina krenta žemiau krepšelio, o yra kas tuo metu supirkinėja ir keičia jau. Aišku, čia yra tam tikrų rizikų, nes su obligacijom, sakykime, galbūt nėra taip likvidu kaip su kokiom akcijom ir yra kitų dar niuansų, kur, pavyzdžiui, tarkim pavyzdys, žmonės pagalvoja, S&P 500 indeksą sekantis ETF-as, kuris treidinasi Europoje. Tai tos akcijos šiaip originaliai tai jos Amerikoje treidinasi, mūsų laiku nuo 4 ten iki 11. Tai kaip tada tie
kaip jie užtikrina ir paskaičiuoja tą tikrąją kainą tų visų 500, žinai, Azijos prekybos sesijų arba Europos prekybos sesijų. Tai va, tai čia vėl kalbam inovacija, tai yra finansų rinkų inovacija. Galbūt jie tą hedžinasi per, tarkim, futurius, nes S&P futuris ištisai treidinasi, bet yra kitų rinkų, kaip nežinau, ten besivystančių rinkų arba, pavyzdžiui, Kinijos kokia rinka, kur tikrai nėra ant tiek išvystyta ir ant tiek likvidi kaip Amerika. Tai va, tai čia yra tikrai, aš tikrai pritarčiau, kad yra labai rimta inovacija, padidino likvidumą apskritai ne tik tai pačio ETF-o, bet ir kitų pozicijų, nes kai reikia tą keitimą daryti, reiškia prekiauja ir pačiom akcijom tada. Padidino likvidumą, sumažino kaštus, tas spredai sumažėjo. Tik tai ko mes visai nepalėtėm, tai čia galim būtų irgi toks vienas iš klausimų. Daug kas šneka apie ETF-us ir referuoja Ameriką, nes Amerikoje buvo pirmi, Amerikoje didesni, Amerikoje pigesni, Amerikoje spredas dažniausiai, jeigu žiūrėsim top 10 ETF-us pagal dydį, spredas jų bus 1 centas. Prekiaujasi dažniau, daugiau didesnė apyvarta, mažesnis tas skirtumas. Mes esam kažkada, pavyzdžiui, pagal dydį. Jeigu dabar nesumeluosiu, didžiausias, kaip sakiau, S&P 500 ETF-as Amerikoje 300 milijardų, didžiausias Europoje irgi S&P 500 sekantis ETF-as berods iShares'ų dydis apie 60 milijardų. Tai yra 5 ar 10 kartų gali skirtis dydžiai. Apyvartos skiriasi irgi ženkliai Europoje mažesnės. Ir dabar po berods 2000, aš neatsimenu tiksliai 18-19 metų, kažkadagi, kai įsigaliojo Europoje MiFID II direktyva, tokia vadinkim finansų rinkų direktyva, kuri skirta apsaugoti paprastus investuotojus, bet ką padarė, užkirto kelią investuoti mums žmonėm, europiečiam į amerikietiškus ETF-us. Amerikietiškas, tai reiškia, kuris yra išleistas Amerikoje ir turi amerikietišką įsiną ir prekiaujasi Amerikos biržoje. Tai nebūtinai, kad Amerikos akcijos, ta prasme, gali būti ir auks ir panašiai. Tai ir kas gavosi, kad teoriškai mums pablogino, nes ten yra prekiaut komisai dažniausiai mažesni, valdymo mokesčiai irgi mažesni, bidas spredai mažesni, viskas yra kaip ir būtų geriau, bet dabar mes esam priversti iš principo pirkti Europoje įsteigtus ETF-us, kurie prekiaujasi Vokietijoje, UK, Šveicarijoje, Amsterdame ir panašiai. Ir apyvartos mažesnės. Vienintelis dalykas, ko galim pasidžiaugti galbūt, tai kad po to apribojimo ETF rinka Europoje paaugo gerokai daugiau. Ta prasme, jeigu prieš tai, aš tikrai atsimenu, ten didžiausias ETF-us buvo 10 milijardų, kas lyginant su Amerikos skaičiais buvo juokas, tai dabar tie skaičiai padidėjo kartais Europoje. Ir manau, iš dalies dėl to, kad tiek, pavyzdžiui, pensijų fondų investuoti amerikietišką ETF, pavyzdžiui, lietuviškam pensijų fondų investuoti amerikietišką ETF, jau yra, tarsi negali 100% investuoti, nes yra tiesiog apribojimas, kad tuos neucicus vadinamus gali investuoti ten tik, pavyzdžiui, 30%. Tai iš principo viską turi vesti per Europą. Tai daug čia pašnekėjom apie tas specifikas, aš manau, pašnekėjom apie tai, kaip jis yra sudaromas ir jo mechanika. Galbūt galim būtų pasišnekėti apie vieną iš labai dažnai užduodamų klausimų. Tai yra Europoje, skirtingai negu Amerikoje, tas pats ETF-as gali mokėti dividendus arba gali juos akumuliuoti. Angliškai tai yra distributing ETF-as arba accumulating ETF-as. Tai ir labai dažnai klausimas būna, tai kurį pirkti ir kodėl. Tai tiesiog, jeigu gali tu pasidalink savo, nežinau, galbūt pagal investuotojo tipą, pagal jo strategiją ir kuo jie skiriasi. Aš apskritai, man tai tikrai dažnai mes išgirstam tos klausimus, kad dividendai jėga ar ne jėga, ar ten jų reikia, bet čia toks, man taip dažniausiai skamba, kad čia yra kažkoks nesusipratimas. Realiai, yra kažkoks nesusipratimas, nes jeigu tu investuoji kažkokį likvidų instrumentą, tu pats gali planuotis ir organizuoti savo tas išmokas, kiek tu nori. Tas jeigu tu investavai į likvidų kažkokią ETF-ų, ten, nežinau, spraky 10 ETF. Ir tu žinai, kad ar galvoji, kad norėtum po metų ar po 5 metų po 10% pradėti savo mokėtis. Tai dabar, ar tie dividendus ten išmoka ar neišmoka, šiaip koks skirtumas. Tiesiog gali paimti iš tų 10 ETF-ų, parduoti vieną ETF-ą, paskui dar vieną, kada nori. Ir taip susiplanuoti. Gal tu nereik tais metais tų dividendų. Tai aš sakyčiau, kad tas dividendų reikalas, jis toks žiauriai nesuprastas. Mano supratimu, kiek aš jaučiu iš tų klausimų būna,
kad lygtais, jeigu moka dividendus, tai kažko yra geriau. Ir realiai tai tiesiog yra forma. Nes jeigu tu investuoji kažkokį tai indeksą, kuris turi įvairių ten tų akcijų, kai kurios moka dividendus, kai kurios nemoka, tai tos, kurios išmoka tos dividendus, tai ETF-as turi 2 variantus tada. Arba gavęs tos dividendus išmokėti visiems ETF turėtojams, grubiai, arba juos tiesiog akumuliuoti ir investuoti. Tai, 2 variantai, ne? Tai aš sakyčiau, kad, mano supratimu, kadangi yra likvidumas ir pats gali nuspręsti, kiek tu nori, kada nori gauti, tai žymiai geriau turėti akumuliuojantį. Nebent jo kažkokie kaštai didesnė yra. Čia žiūrėčiau. Bet jeigu jis akumuliuoja, turbūt paprasčiau ir mažiau galvas skauda, jeigu tu turi, ir tau ten tas ETF-as tiesiog viską tą darbą už tave padaro, o ne tai, kad ten turi už 300 eurų nusipirkai kažkokią ETF-o, vienetų, ir gavai dabar 6 eurus dividendų. Toks, žiauriai fainiai. Ką daryti? Nei naujo nusipirksi galbūt, nei ten išsitrauksi jos. Gerai, jeigu ten 100 000, bet net ir 100 000 investuojant, tai irgi ten tie dividendai nebūtinai kažkokią reikšmingą dalį pradeda daryti. Taip man atrodo, kad apskritai tas dividendų klausimas, jisai tiesiog akumuliuojantis ETF-as, jisai išsprendžia daugiau dalykų. Ir kartais netgi tas dividendinis apmokestinimas yra išspręstas, nes kokio jurisdikcijoje tas ETF-as jisai veikia, nes jeigu išmoka dividendus ETF-as čia Lietuvoje, ar bet kur neišmoka, tai tu dividendai apsimokesni iš karto. Ir klausimas, ar tu nori, kad tau dabar išmokėtų, pavyzdžiui, ir kad tu tais metais turėtum kažkokį tai centą tų dividendų, GPM dividendų, ne? Tai jeigu yra akumuliuojantis, tos problemos tiesiog nėra. Tu pats nusprendi, kada tu nori. Tai man atrodo, kad toks no-braineris čia yra, kad žymiai paprasčiau turėti akumuliuojantį ir neapsikraut paprastam žmogui. Pavyzdžiui, kokiam fondui gal, ne, instituciniam investuotojui, kuriam reikia kalingas kažkoks cash flowsas, kur, tarkim, jam galbūt aktualu turėti kažkokią tai poziciją šiek tiek to cash'o likvidumui. Tai čia gali būti, kad tas neakumuliuojantis ETF-as ir galbūt tegu išmoka, nes jisai turi kitas savo darbus, ką nuveiks to cash'o. Bet paprastam žmogui, kuris sėdi, žiūri televizorių, futbolą ir bam, ir įkrito jam, sveikinu, gavote 39 centus dividendų šiandien. Amazing story, bet ir ką? Ir čia ką daryti su tais 39 centais dabar? Tai akumuliuojantis ETF-as, jisai sako, tau nebereik šitos problemos spręsti, mes išspręsim už tave. Tai aš čia šitą vietoj turbūt, vien tavo atsakymas, kad distributing nereiktų. Priklauso nuo situacijos, bet jo, aš tiesiog pridursiu iš tavęs. Gal pirmas dalykas, dar pakartosiu, jeigu mes imam tą patį S&P 500, pavyzdžiui, ETF, kuris akumuliuoja ir distributina, atlyginama, ne? Tai tarkim 500 tų įmonių išmokėjo vidutiniškai, tarkim, 3% dividendų per metus nuo, tarkim, investicijų vertės, ne? Ir vienas ETF-as tuos 3%, sakykime, nuo 100 tai būtų 3 pinigai, ne? Išmokėjo. Aš gavau tos pinigus, džiaugiuosi, jo žiūriu, sąskaito įkrito. Amazing. Dabar nesvarbu, kur mane įkrito, ar į Swedbanko sąskaitą, Interactive Brokers sąskaitą ir panašiai. Pasibaigus metam, aš turiu tos 3 pinigus deklaruoti kaip gautus dividendus ir susimokėti nuo jų 15%. Tai čia vienas, reiškia, gaunu, džiaugiuosi, bet tada turiu deklaruoti, turiu sumokėti GPM-ą ir tada dar tuos likusius 85% turiu reinvestuoti atgal, kas man kainuos. Jėga. Antras variantas, tas, kuris akumuliuoja, jo dėl dividendų vertė padidėjo iki 100, tarkim, 3. Jeigu šiaip nepakilo, ne? Ir man nieko daryti nereikia. Tai aš taip visada sakau, jeigu, tarkim, investuotojo tikslas, tai periodiškai investuoja papildomai ir didina savo kapitalą, tai jam ir nereikia tos rauto, tai kam rinktis tuos, kur daugiau darbo ir vargo yra ir mažiau gali reinvestuoti, tai geriau rinktis tuos. Tada kitas argumentas, kurį girdžiu, sako, bet aš 10 metų akumuliuosiu, bet po to aš noriu gauti srautą. Tai kaip man reikės parduoti akumuliuojantį, perdistributinantį ir, blogai. Ir tada sakai, kodėl tau reikės pirkti? Taigi yra tai, ką tu minėjai, kiek tu norėsi, tiek ir parsiduosi. Vienintelis niuansas, kad tau tas operacija kainuos. Dividendus tu gauni, kaip tau perveda be komisinio, bet jeigu tai bendrai žiūrint, netgi jeigu ir susimokėsi komisą, be abejo reikia skaičiuoti, kiek tu susimokėsi. Pavyzdžiui,
nežinau, turėsi 1000 ir norėsi nusimti 10 eurų, nu, tada nesąmonė. Jeigu 5 eurai komisas. Jo, tai tada nesąmonė, reikia skaičiuoti, bet tikėtina, jeigu kaupi 10-20 metų, bus sumos didesnės, nusiminėsi ten bent po 1000 ir kelis, ir tarkim su normaliu ten tarpininku tas komisas gali būti ten 1 eurų, žinai. Bet esmė yra, va čia atsiranda toks kitas dalykas, apie kurį retai kas šneka, nu, imkim didesnės sumas, 10 000 ir 5%, ne, 500 pinigų. Tai va, tai jeigu tu parsiduosi už tos 500 pinigų vienetų ir gausi 500 pinigų pardavimo pajamas, tau neapsimokestins 500. Jeigu tu gausi dividendo, apsimokestins visi 500. Bet jeigu tu parduosi už 500, tu turėsi skaičiuoti, o kiek tu sumokėjai už tos vienetus. Ir, pavyzdžiui, būsi mokėjęs 250. Nu, kaip pavyzdys, ne? Tai apsimokestins 250, plus dar yra 500 eurų lengvata dabar. Neaišku, ar bus po 10 metų. Tai nieks neapsimokestina. Tai vėl gaunasi, kad mokestinė prasme, ir mes jau priėjom prie sekančio klausimo, ne tik kuo jie skiriasi, bet ir apmokestinimu. Kad akumuliuojantis ETF-as atrodo, bent jau, pavyzdžiui, mes esam darę ir pas tavę skaičiavimų ir palyginimų, kad investuotojams yra efektyvesnis ta prasme, kad realiai didesnė dalis gali reinvestuotis toliau. Ir nuo tų papildomų procentų reinvestuota grąža per 10 metų gali ten atneš dar papildomai grąžos. Tai va, tai čia, ir aš taip irgi gavau tą klausimą, tai iš pradžių pagalvojau, nu jo, logiškai, jeigu tu nori srauto, gal taip, bet kadangi mes kalbam apie super likvidžius, tai taip, tu gali pats planuoti, ar tu nori kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kartą į metus, gal vienais metais tau nereikės. Kitais reikės. Tiesiog pats planuojasi, kaip tu nori tą daryti. Tai va, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas dar, ką galim būtų pridurti, aš tiesiog vėlgi daug kas apie tai net nešneka, bet aš pabandysiu truputį papasakoti, kaip veikia tas apmokestinimas. Ne? Ir geriausias pavyzdys, aišku, yra su Amerikos, tarkim, imkime ETF, kuris investuoja Amerikos akcijas. Tai va, tai čia pirmas, palygint galiu, jeigu galėtume pirkti amerikietišką ETF-ą, kuris investuoja JAF akcijas, tai yra du variantai. Šiaip visi amerikiečiai ETF išmoka dividendus, pas jos nėra to, akumuliuoja ar neakumuliuoja. Pas jos tiesiog ETF-as gauna divus, išmoka juos investuotojų ir pats investuotojas jau moka, viduje nieks neapsimokestina. Ir jeigu aš kaip europietis, lietuvis, investuoju amerikietišką ETF-ą, aš pirmas dalykas turiu arba pasirašyti W8 formą, arba nepasirašyti. Galiu nepasirašyti. Nes dar priklauso nuo tarpininko, ar duoda tą padaryti ar ne. Jeigu aš tą formą nepasirašau, ateinantis dividendai man apsimokestina 30%, aš tos mokesčius jau esu sumokėjęs, kadangi Lietuva, Amerika turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, deklaruoju VMI, papildomai nemoku. Jeigu pasirašau W8 formą, aš sumoku 15%, nu man jau ateina 15% mažiau, reiškia, amerikiečiai nurašo, ir aš irgi nemoku, nes pas mus dividendai apmokestinami irgi 15%. Tai va, grubiai gavau dividendus, sumokėjau 15%. Dabar, jeigu aš investuoju, tarkim, į Airijai įkurtą S&P 500 ETF-ą, reiškia, tas tikrasis investuotojas yra Airijos fondas, ne? Į Amerikos akcijas. Airijos fondas bus pasirašęs turbūt W8 formą, kaip juridinis, nu ne juridinis, kaip reiškia institucinis, ir jisai gaus minus 15%. Dabar, jeigu jisai jums išmokės dividendus, čia du variantai, jisai išmokam dividendus, su 0% mokesčių tikėtina, bet tada jums tie dividendai dar Lietuvoje susimokat 15%. Tai kas gaunasi teoriškai double taxationas gaunasi. Dabar, jeigu jūs akumuliuojat, tai fondas sumokėjo tos, gavo 15% mažiau, jis toliau akumuliuoja ir jūs tik po to pardavę sumokės. Bet vis tiek teoriškai apsimokestins 2 kartus, tik tai ateityje. Tai va, tai bendrai žiūrint, mokestinė prasme, daug geriau, ne tai, kad daug geriau, bet geriau būtų investuoti tiesiogiai į Ameriką, bet dėja tos galimybės nėra. Ir šitoj vietoj dar dažnai būna toks išgirstų pamastymų, kad jeigu aš, tarkim, turiu sąskaitą, nežinau, užsienio tarpininkę, turiu ETF-ą, kuris moka dividendus ir dividendai įkrenta į to užsienio tarpininko sąskaitą, ir aš, tarkim, jos toliau reinvestuoju, kad man dividendai mokesčių nereikia mokėti. Atsakymas, šiai dienai reikia mokėti. Ta prasme, jūs gavote tos dividendus pinigais, jūs juos galėjote išsiimti, galėjote reinvestuoti, nesvarbu, bet jūs gavote juos. Ir jeigu jūs juos gaunate, tai yra pajamos, jūs turite deklaruoti ir mokėti. Ten kas daro, kas nedaro, nežinau, bet vienu žodžiu, kaip ir tą reikia daryti. Čia irgi tokių
specifikų, kur ne visi iki galo pasidomi ir žino, bet dėja įstatymai yra taip, kad mes negimstam jo žinodami, reikia pasidomėti patiems ir žinoti. Jo, ir šiaip tai mokesčiai, tai galim jos ir, čia nėra tragedijos, jeigu praleidai tos metus kažkokius, tai susiskaičiuoji už tos praeitus metus ir susideklaruoji. Bet tikrai dažnas klausimas, tai investuoju į Ameriką, gavau dividendų, prie ko čia Lietuva? Prie to pačio, nes jeigu čia esi rezidentas, čia gyveni ir čia moki mokesčius. Tai nesvarbu, kur tu gavai tas dividendus. Jo, o klausimas dabar dėl valiutų man būna. Tai dabar investuoju ten, būtent TF skirtingų. Aišku, Europai tai europiniai dažniausiai. Bet yra Europai ir dolerinių. Ne? Tai, kaip tu nori. Europai tradiciškai yra 3 valiutos. Eurai, baksai ir svarai. Tai dabar investuojam į JAF akcijų indeksą S&P 500 sekantį ETF, kuris gali būti eurais ar doleriais. Kurį geriau rinktis? Čia tradicinis klausimas. Ir čia dar aš papildysiu, dar gali būti hedged ir ne hedged, pavyzdžiui. Tai bet iš principo mano atsakymas tai būna visada, kad jeigu gauni pajamas eurais, tarkim, žmogus lietuvis gauna pajamas eurais, jisai išleidžia eurais, tai ir pirkit ETF eurais. Tiesiog, nereikia konvertuoti valiutos, jūs šitoje vietoje sutaupot, ir B, po to, kai investuoji ir turi portfelį, nereikia tada dar konvertuoti mintyse, reiškia, kiek čia tų eurų turiu. Tai mano visada pirma stotelė yra, kad pirkite eurais. Galbūt, gal yra kažkokia ETF, kur nėra Europoje eurais, bet aš asmeniškai nesusidūręs, galbūt tai bus kažkokie mažinišiniai, bet tai pirmas yra pirkti eurais. Ir tada šitoje vietoje aš dar turbūt pridėsiu, kad bet tada sako, bet tai kaip čia taip gali būti, nesgi tai Amerikos akcijos, tai doleriais yra. Ir va čia turbūt vėl galim biškai paplėtoti, kad tas pats ETF-as išleidžia vienetus ir tarkim jo ta bazinė valiuta yra baksai. Bet tais vienetais gali prekiauti įvairiom valiutom. Ir baksais Londone arba Šveicarijoje, pavyzdžiui, ir eurais Vokietijoje, ten Amsterdame ar Milane, ir svarais tam pačiam Londone. Tai kas vyksta, tai yra tas pats vienetas, tik jo kaina yra pakonvertuota į kitas valiutas. Tai jeigu jūs paimsite ten dolerinę kainą ir pakonvertuosit rinkos USD kursų į eurus, pamatysit, kad ta kaina praktiškai identiška yra. Tai čia yra tiesiog toks nesusipratimas galbūt dėl tos complicated, manyčiau, Europos situacijos, nesakau, Amerikai žiauriai simple. Perki tik baksais ir tik moka divus. Viskas. Yra vienas. Ta prasme, gali ten prekiauti skirtingose biržose, bet iš principo yra New York Stock Exchange'as arba Nasdaq, viskas. Europoje yra skirtingos šalys. Dar po to prasideda niuansų, pavyzdžiui, gali būti išleidėjas Airijos, reiškia, Airijoje išleistas, bet gali būti Liuksemburge. Čia yra 2 pagrindinės ETF jurisdikcijos, kurios mokestinė prasme yra susitvarkiusios. Bet jeigu pirksit kokį nors Olandijoje, Vokietijoje, dar niuansų gali atsirasti tenais, kad galbūt mokės dividendus, bet iš karto jau nuskaičiuos kažkokią dalį. Tada reikia žiūrėti, ar Lietuva su ta šalim turi ten tą pasirašiusiai sutartį, galbūt ten tarifai skiriasi. Tai man, vien žodžiu, atsakymas trumpai, žiūrite eurus, tik tai ir labai blogas dalykas, ką žmonės daro, pavyzdžiui, pasižiūri, čia turėjau tokį kuriozą, sako, žiūrėk, šiaip S&P 500, ten vienas pabrango 10%, o kitas tik tai ten, nežinau, 0%. Tai tas geresnis, nors rezultatą yra skirtingomis valiutomis. Euros doleris pajudėjo. Taip, tai čia atrodo, kuriozai tokie. Ne, tai tu turi tiesiog lyginti vienodomis valiutomis. Negali lyginti tenais, tas pats, kas, nežinau, paimsi, kedai tenais kainuoja 100 eurų, bet, o baksais tipo 9. Žinai, ir tarkim, bet okei, tu baksus konvertuoji eurus gauni tą patį 100. Jeigu ne, tai yra 9 eurų gaunasi, tai taip, geriau pirkti baksais, nes sutaupai 10%. Čia toksai misconceptionas. Bet čia dar pridėčiau, kaip minėjau, kad Europoje yra, tarkim, tų pačių, esu matęs JAF akcijų, Nasdaq indekso, aukso ETF-us, kurie, pavyzdžiui, treidinasi eurais, bet jie turi hedged USD. Toks yra prierašas dažniausiai būna hedged. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo jūs perkate, pavyzdžiui, JAF akcijas ir fondas visą dolerinę riziką užhedžina
Tai kad iš principo jūs matote eurais labai panašų grafiką arba rezultatą kaip doleriais, tik tai būna skirtumas dėl pačio draudimo, kuris kainuoja dažniausiai. Tai pavyzdžiui, jeigu ten draudimas valiutos kainuos per metus procentą, tai tarkim doleriais tas ETF-as pabrangtų 10%, tai eurais užhedžintas jisai pabrangtų 9, tarkime, ne? Gali būti ir tas hedžinimo kaštai gali būti ir didesni. Dabar, jeigu aš neklystu, yra kokie 2% per metus kainuoja. Tai čia normų skirtumas dažnai gali būti. Jo, tai primityviai aš sakau, kiek kainuoja hedžas metam, tai pasižiūri metinį liborą ir euriborą, skirtumas ir yra ta kaina. Gali būti atveju, kai, gal ir nekainuoja, tarkime. Bet va, čia tokių detalių smulkmenų, kur tikrai žmogus gali sėdėti, krapštų galvą ir ką daryti. Nes šiaip iš tikrųjų, esu ne kartą girdėjęs, sako, turiu ten $5,000. Ir va dabar tikrai nenoriu pirkti eurinio ETF. Nes ten galvoju, ar euras, ar doleris kils, ar piks, bet investuotojas tiek planuoja į, tarkim, JAV akcijų indeksą. Tai šiaip, jo rezultatas visiškai nebus susijęs su to, ar jisai, doleriais investavo ar eurais, nes jis jos vis tiek iškeis į vertybinius popierius. Tai ką, aišku, jeigu planuoji turėti po 5 metų, tiesiog aš sakau, noriu turėti dolerių, ne? Nežinau, priežasčių kažkokių yra, noriu turėti dolerių ir jau turiu dolerius, fine, tai tada nekonvertuok tos valiutos. Pirk doleriais tą ETF ir parduosi jį ir gausi vėl dolerius atgal, nes toks planas tavo, ne? Bet jeigu dabar tu turi ten 5,000 eurų ir kažkur perskaitai, kad ten dolerinis ETF-as ten kažkaip geriau arba blogiau. Europai greičiausiai taip nebus. Tarsi tiesiog pirk tos eurinius ETF-us, kurie investuoja į JAF akcijas, kaip jeigu nori. Ten nekvapo nėra eurų, jokio euro ten nėra. Vis tiek ten turėsi doleriais, kad ir kaip tu nori ar nenori, viskas yra doleriais ten, bet tu kainą matysi eurais, jis yra konvertuota ir viskas. Ir vėlgi tas pats paprastumas, kad tu, jeigu gauni algą eurais, pajamas gauni eurais, ne, tai ir išlaidas turi eurais, tai ir investuot gali eurais. Čia nėra didelio galbūt skirtumo, sakyčiau, nereiktų per daug apsikrauti apie tai. Taip. Tai šitoje vietoje, aš manau, galim sakyti, kad priėjom prie tokių jau gal specifinių dalykų, aišku, mokesčiai irgi labai specifiniai, bet klausimas, kaip atsirinkti ETF-ą, ne? Tai aš čia trumpai tokį gal įvažiuosiu ir tada galėsi tu paplėtoti, tai būna maždaug klausimas, tai kurį čia ETF valdytoją rinkti, ne? Tai šiaip trumpai, pasaulyje pats didžiausias ETF valdytojas yra BlackRock'ai, jie ten bendrai valdo turto už 10 trilijonų netoli, čia irgi kosmosas, aš atsimenu, kai ten gal trilijoną te valdė, žinai. Tai Amerikoje antras pagal dydį yra Vanguardai, tai yra Johno Boglo įkurta valdymo įmonė, kuri turbūt ir buvo ta indeksinių fondų tokia pramušėja, ETF-us atėjo šiek tiek vėliau, bet tiesiog pamatė, kad tai yra produktas, kurį klientai renkasi, yra patogus, nors trading niekada neskatindavo, nes ETF-ai turbūt labiau aktyvus. Tai va, Europoje iš tų didžiųjų, tai yra tie patys iShares'ai, bet yra dar tokie kaip Amundi, yra Deutsche Banko X-Trackerių linija, sakykime, dar galim sutikti, bet yra gerokai mažesni. Tai va, Vanguardai irgi atsirado, šiaip Europoje jie sąlyginai neseniai, tik tai pradėjo pirmosius ETF-us paleidinėti. Tai va, tai tie patys iShares'ai, Vanguardai, Amundi, X-Trackeriai tokie patys pagrindiniai, galim surasti dar kokie HSBC banko greiškiai įmonės. Tai va, bet tai čia tie didieji valdytojai ir praktiškai dauguma jų turės ir pasaulio akcijų indeksą sekantį, ir JAF akcijų indeksą, ir Nasdaq'o, ir obligacijų. Ir va tada investuotojui klausimas, tai kurį ETF-ą atsirinkti ir pagal kokius kriterijus jį atsirinkti. Tai čia, taip kiek esame nežiūrėję, šiaip tokia labai, sakyčiau, nykščio taisyklė galim taikyti. Kuo didesnis ETF-as, jo tas valdomas turtas, tuo yra geriau. Dažniausiai. Keli dalykai, kodėl yra geriau. Reiškia, kad daugiau yra klientų jo, daugiau savininkų jo yra. Ir greičiausiai bus geresnis jo likvidumas. Jeigu jis yra didesnis fondas, greičiausiai jis turės mažesnį tą total expense ratio, tai tas jo kaštai, kai jis ten kainuos 0,05 ar 0,03. Tai vat, sakyčiau, dažniausiai, aišku, dabar esu matęs jau, kad yra mažiukų ETF-ų.
kurie labai pigiai kainuoja. Tai vat vėlgi, čia reikėtų, tos kelios dedamosios yra. Pirmas, ar jis yra didelis, bet tas dydis pats tas dydis tai nieko tau neduoda, iš principo. Žiūri, ar tas dydis yra konvertavęsis į mažesnį total expense rate, ar jis pigiau kainuoja, ar jo valdymas pigiau kainuoja. Jeigu pigiau kainuoja, fine, jau yra gerai. Jeigu lyginam 3 identiškus į tą patį indeksą sekančius fondus, tai geriau pirkti tą, kuris pigesnis, nes realiai gauni tą patį daiktą už centų pigiau. Bet tas centų pigiau valdymo dar nereiškia, kad čia jau viskas susiveda. Nes jeigu vienas yra pigesnis, bet labai nelikvidus. Nelikvidus tai reiškia, kad neina jo, per dieną nedaug kas prekiauja jo. Tai ten skaitosi, kad galbūt labiau jį laiko ir neprekiauja. Ne? Bet jeigu tau prireiktų dabar jį parduoti, ir va tas, kaip kalbėjom pradžioj, skirtumas tarp kainos pirkimo ir pardavimo bus 3 didesnis negu ten to kito, pavyzdžiui, ne, tai gali būti, kad tiesiog tas 0,1% užsimes grinai iš to bid-ask spreado arba, tos lipidžo, ne, ar kaip vadinkim. Tai va, tą atkreipdėmėsi. Tai dažniausiai tai yra išsprendžiama, tas būna average volume kažkoks. Tas vidutinė apyvarta, ten 3 mėnesių ar ten kažkokia, kuo jinai yra didesnė, reiškia, kad to daugiau tos ETF-as prekiaujasi, tai dažniausiai ten bus daugiau market makerių dėl to, nes daugiau veiksmo, daugiau gali uždirbti tam turgui, kur ten kalbėjom pomidorai, bulvės, agurkai, kai ten tie skirtumai yra. Ir čia viskas ir susiveda. Tai va, jeigu yra dydis, kuo didesnis, tuo mažesnė rizika šiaip, kad jisai užsidarys, nes jeigu valdai ten 50 milijonų rėmi 0,01 valdymą, nesaina gal matematika. Tai va, kuo didesnis, tuo geriau. Jeigu tas dydis konvertuojasi į tai, kad jisai mažesnį turi valdymo mokestį, labai gerai, bet dar užmesti akį, ar nėra tas ETF-as kažkoks labai nelikvidus. Ir aš sakyčiau, turbūt čia pagrindiniai. Ir ant viršaus turbūt akumuliuojantis būtų geriau. Tai čia dar pridurčiau, kad Europoje su apyvarta yra niuansų. Kadangi mes per ten valdomus fondus investuojame ir į Amerikoje, reiškia amerikiečius ir Europoje listinguojamus. Tai va, tas pats ETF-as Europoje, tarkim, imkim vėl tą patį S&P 500, tai kažkoks iShares ETF-as, jisai prekiaujasi Vokietijoje, tarkim, Amsterdame, Londone ir panašiai. Ir jeigu mes nueisim į pavyzdys, šiaip atrinkinėti ETF-us, siūlyčiau naudoti europinius justetf.com. Mes įdėsim gal jie prašymą galėsim įdėti. Tai ten galite filtruoti pagal turto klasę, ten įrašyti pavadinimą, tada reikiuoti pagal dydį, expense ratio ir kitus dalykus, bet apyvartos, tarkim, nerasite. Ne? Tai kitas šaltinis, kur galite pasižiūrėti, šiaip aš asmeniškai naudoju investing.com, įsivedęs ETF-o tą trumpinį, dažnai angliškas žodis tikeris, ne? Tai ten, tarkim, S&P, to iShares ETF-o S&P 500 tikeris Vokietijoje yra SXR8, kaip pavyzdys. Tai jis įrašai SXR8, susirandi ten, kad prekiauja SXR, susirandi 3 mėnesių average volume. Ir jis būna nedidelis dažniausiai, ten, tarkim, 5 milijonų eurų, ne? Kai Amerikoje jis treidinasi ten milijardų, tarkime. Tai va, tai iš praktikos čia, tas Europoje tą apyvartą paskaičiuoti yra labai sudėtinga, bet vis tiek gali pamatyti, lygindamas skirtingus, ar ten 5 milijonai, kitam 0,5 milijono, ar tenais vienodai. Bet kitas dalykas, kas Europoje vyksta, ir, pavyzdžiui, kai mes investuojam į Europoje listinguojamus, tai dažniausiai mes sandorį darom per market makerius, tai per brokerį, per market makerius. Ir, pavyzdžiui, esam turėję situacijų, kai darai sandorį už 1 milijoną eurų, bet to ETF-o dienos apyvarta yra 0,5 milijono. Ir gauni tikrai gerą kainą. Tai ta prasme, kad Europoje labai nemaža dalis ETF-ų prekybos vyksta tarp market makerių ir institucinių, o ne pačioj, tarkim, Xetros biržoje. Ir čia va, tą pamatytą tikrąją apyvartą yra sudėtinga. Dėl to tikrai naudojant tiesiog fondo dydį ir total expense ratio, tai išlaidų koeficientą, čia yra geras startas, o su apyvarta tai taip sudėtinga. Bid-ask spreadą galit pasižiūrėti, tarkime, bid-ask spreadą aš pasižiūriu, neatsimenu, ar justetf.com puslapį yra tie bid-ask spreadų kažkokia istorija, bet, pavyzdžiui, aš, tarkim, pats asmeniškai, tai kaip pirminę rinką Europoje naudoju Xetrą, tai yra Vokietijos, ir Xetros puslapį, vėlgi įvedęs ETF-o trumpinį, kai jisai prekiaujasi, tu realiu laiku matai, koks tuo metu yra tas bid-ask spreadas. Tai rodo tiek centais, tai pinigais, tiek procentais.
Tai ten, jeigu šiaip daugiau negu 0,1%, tai dažniausiai yra blogai. Nu, jau didelis. Jeigu kalbam apie tuos didžiuosius, reiškia, didžiuosius ETF. Ok, tai šitą pakalbėjom. Dabar dar buvo vienas iš, reiškia, kadangi esam pasižymėję klausimus, kurios žiūrovai surašė prieš tai buvusiuose video, tai vat per juos dabar galėsim ir pereiti. Manau bus aktualu ne tik tiem, kas rašė, bet ir daugeliui. Nu, pavyzdžiui, buvo vienas iš klausimų, tai kokį ETF čia dabar siūlytumėt rinkti, ar tą, kuris investuoja, pavyzdžiui, į pasaulio viso akcijas, nu, tai kaip, pavyzdžiui, Vanguardų World VUSA tikeris, ar, tarkim, kuris investuoja į JAF akcijas, na, tarkime, nežinau, ar tų pačių Vanguardų S&P 500 sekant, ar iShares S&P. Tai vat, ar čia klausimas labiau iš ETF pusės, ar visgi labiau iš portfelio pusės? Nu, kad čia portfelinis jau klausimas yra. Čia tikrai yra portfelinis klausimas. Tikrai dabar JAV akcijos yra tiek uždominavusios per pastrosius ten tos 12-13 metų, kad tas klausimas toks netgi keistai skamba, kodėl reikėtų investuoti ne JAV akcijų indeksą, o į pasaulio akcijų indeksą, kur JAV akcijų indeksas, nu, žymiai geriau pavarė. Bet čia problema ta, kad jeigu mes investuojam tik į JAV akcijų indeksą, tai mes darom sprendimą, jau portfelinį taktinį sprendimą, kad mes investuojam tik JAV akcijų rinkoje. Tai nėra nei gerai, blogai, bet tai yra taktinis sprendimas. Čia, nu, toks strateginis sprendimas, kur mes sakom, kad Amerika pavarys geriau. Ir čia visaip gali būti. Ir vat, kaip ir dabar dariau tą pranešimą, ką tik konferencijoje. Ir, nu, žiūrint įvairiais parametrais, pavyzdžiui, tikrai JAV atrodo ženkliai geriau. Tarsi ženkliai daugiau brango, didesnė rinka. Ir istoriškai yra pagal kai kurios parametrus, nu, istorinėse aukštumuose. Tai čia tiesiog filosofiniai klausimai prasideda, bet aš manau, kad čia ne ETF klausimas. Čia labiau reiktų apsispręsti, ar mes norim didesnės diversifikacijos, ar užtenka JAV. Tas JAV tai vis tiek pasaulio akcijų indeksas sudaro apie 60-70% dabar. Nu, turbūt jo, apie 60, bet jo, tai skirtingų ETF galbūt indeksų ten, bet apie 60% turim JAV. Tai šiaip, nu, investuodami į pasaulį, tai nėra, kad mes labai daug atsisakom JAV. JAV vis tiek ten sudarys didelį dalį, bet jeigu investuojam tik JAV, tai mes neturim to 40% likusio pasaulio, kur yra ir Europa, ir Japonija, ir Kinija, ir Indija, nu, daug dalykų yra. Tai turbūt iš diversifikacinės pusės atrodo, kad, nu, geriau būtų rinktis didesnę diversifikaciją ir per daug nestresuoti ir nestrateguoti, kas čia geriau pavarys. Bet taip, mano toks būtų turbūt mintis, kad čia yra portfelinis sprendimas, o ne kuris ETF-as geresnis. Taip. Tai vat aš irgi turėjau tokią situaciją, kai, tarkim, žmogus, jisai investuoja, pavyzdžiui, dalį pinigų į pasaulio ir tada dalį pinigų į JAV. Ir tada, pavyzdžiui, dalį kažkokį tai dividendinį pasaulio akcijų ETF. Ir čia, nu, sakykime, diversifikuoja, ne? Jeigu tai bendrai žiūrėti, gali sakyti, jo, taigi 3 skirtingi instrumentai. Bet jeigu sudedi visų tų 3 ETF-ų, pavyzdžiui, geografiją, tai tu gauni tą pačią pasaulio akcijų krepšelio vos ne alokaciją. Tik tai, kad vietoj vieno pirkimo darai 3, mažesniems sumom moki 3 daugiau komiso. Kam to reikia, žinai? Tai jeigu, tarkim, perki pasaulį ir JAV, tai tu ką darai? Tu tiesiog dar didesnį svorį, kuris šiaip pasaulio akcijų krepšelį ir taip yra JAV didelis svoris, pats didžiausias, dar labiau didini JAV akcijų. Ar to reikia ar ne, čia tai aš pritariu visiškai, kad tai yra realiai portfelinis ir strateginis klausimas, o ne ETF-o. Ir va čia aš vėlgi irgi praeitą savaitę dariau pranešimą tam, reiškia, renginyje apie kaip pasirinkti ETF-ą ir apskritai pradėjau nuo to, kad visų pirma, tu turi žinoti, kaip atrodo tavo portfelis, į kokias turto klases tu kokiom proporcijom investuoji. Tai reiškia, turi praeiti tą, vadinkim, sveikatos testą savo finansinės, ne, ir atsakyti, kiek investuoji į akcijas, tada į kokias akcijas, pagal regionus, ten Amerika, Europa, Azija ir panašiai, kiek investuoji galbūt į obligacijas, į žaliavas, į nekilnojamą turtą. Kai tu turi tą pyragą, tada tu žiūri, koks konkrečiai ETF-as kiekvieną pyrago dalį geriausiai atkartoja. Tai jeigu tai yra JAF akcijos, ieškai JAF akcijų ETF-ą, ten didžiausia, pigiausia ir taip toliau. Jeigu tai yra koks nors aukso ETF-as, ieškai tada aukso, bet nedarai tos, sakykime, mano manimų iškreiptos analizės, analizuoji ETF-us pagal praeitų metų rezultatus ir renkiesi tą, kuris geriausiai, čia jau kita forma strategijos gali būti, tiesiog atrinkinėjai geriausiai performinančius, laikai kažkiek, kol... Jeigu turi duomenų, ne, kad tai galėtų veikti.
Bet ne čia, ne taip turėtų veikti, bet čia kalba apie portfelio formavimą ir manau, kad reikės iš principo daryti atskirą galbūt ir klausimus. Jeigu turit klausimų iš portfelio formavimo, rašykite dabar. Mes, kaip minėjau, tikrai komentarus skaitom. Ačiū labai už visus komentarus, bet rašykit, mes jo žymimės ir po to pereisim, bet taip, čia yra labiau strateginis. Kitas dar klausimas, kurį labai dažnai gaunam, yra, o tai koks yra geriausias, nežinau, kaip sakyti, instrumentas ar tarpininkas investuoti į ETF-us. Ir čia turbūt galim du išskirti. Vienas tai, kai yra investuojama didesnė suma, o kita yra, kai yra investuojama kažkokios mažesnės periodiškai suma. Tai mes vėlgi, čia turbūt nesiniai tu, nei aš pasiruošę dabar analizės kažkokios, bet taip gal bendrais bruožais, į ką atkreipdėmėsi ir renkantis tai tą kelią, kaip tą daryti. Tai komisinis, aš sakyčiau, komisinis mokestis pirmą, į ką reiktų atkreipdėmėsi turbūt. Jeigu jis labai didelis, tai jau iškart negerai. Aš taip. Labai didelis. Tai, jo, geras irgi klausimas. Kas yra labai didelis komisinis? Turbūt 10 eurų ir daugiau minimalus tas už sandorį, jau sakyčiau, yra nemažas. Jeigu tu perki už milijoną ten, tai gal tas 10 eurų ir koks skirtumas, bet tada reikia žiūrėti, kiek tu moki šiaip, ar ten 0,2%, ar ten 0,1, ar 0,5. Bet tas minimalus daugeliui, manau, mūsų žiūrovų ir kanalų vis tiek aktualu yra galbūt ir periodiškai kažką investuoti. Tai tas komisinis reiktų pasižiūrėti, kiek kainuoja TF pirkimas minimaliais, kokia komisijos suma yra. Jeigu ten 5 eurai, jau žiūrim. Bet vėlgi, 50 eurų, tada jeigu nori pirkti 5 eurai, vėl 10%, ne kažką. Jeigu perki už 5,000, tai tas jau viskas gerai. Tai tą atkreipdėmėsi. Kuo pigesnis, tuo geriau. Aišku, Lietuvoje nebus labai viskas pigiai, šiaip paėmus turbūt, dėl to dažnai tą gaunam klausimą, kad ką galvojate apie kokį nors Interactive Brokers. Tai Interactive Brokers, legendinis brokeris. Ten tiesiog yra, nežinau, kiek ten metų, bet man atrodo, kad yra tikrai, šiaip geras klausimas, kiek metų. Ilgiau jie gyvena negu skandinaviškai bankai pas mus, ar ne? Ne, jeigu aš neklystu, kažkas ten 80 plus minus. Bet vis tiek, tai nėra Revolut style, kur prasidėjo prieš 5 metus, ne? Tai čia, tai senas brokeris, didelis brokeris, ir ten tikrai yra pigiau. Jeigu jums pavyks susidaryti sąskaitą. Nes kai juokaujam, ten tikrai reikia, juokais, bet reikia baigti aukštai, kad praeiti tą klausimyną, kuris yra toks oldschoolinis, tave ten kapoja tikrai visais kampais, nori išsiaiškinti. Ne tai kaip tie neobankai arba tie fintechai nauji, kur ten, žodžiu, 7 klausimai ir let's go, ne? Tai komisiniai. Atsiranda dabar, aišku, ir kitų trade prekybos platformų, kuris siūlo ir nemokamai galbūt. Ir tai reiktų pasižiūrėti, ką galima čia, į kur galima patekti, bet atkreipkite dėmesį, esminė. Šiaip čia tikrai labai daug video mes matom ir įvairių influencerių ten makaliūzina, žodžiu, kaip čia kokia nors platforma žiauriai gerai. Atkreipti dėmesį visą laiką reikia, kur jinai yra licenzijuota. Ar jinai turi licenciją čia Lietuvoje veikti, ar jinai tik tais yra Kaimanų šalyse kažkur Panamai ir, nes ten tokia, šilta ten, geriau ten. Pinigam geriau. Ne, tai čia esminis dalykas. Gali būti kažkas labai pigiai ir labai, vos nemokamai, bet, ten tokia, istorija jų, kad jie bus kažkur ten tokioje šalyje reguliuojami, kur ta šalis nelabai reguliuojasi šiaip. Tai aš tą atkreipčiau dėmesį ir pasižiūrėti, ar sueina galai gal tą minimalų komisinį, ką jūs mokėsit, nes tikrai daug kas, manau, galvoja, po 50 eurų periodiškai investuosiu, kaip čia gerai. ETF jėga, tikrai jie yra jėga, bet jeigu mokat po 10 eurų už kiekvieną sandorį, 50 eurų, tai yra tiesiog, ne, aš sakyčiau, stop, šitoje vietoje darom stop ir tada jau geriau eiti ir į banką ir pirkti kažkokį ten arčiausiai tą indeksą sekančio aktyviai valdomo ar kažkokio fondo, kuris galbūt jums ten, nežinau, 50 centų pavyzdį. Tai pagal tą. Tai aš, turbūt, kaip juokaujama yra, kad keli dalykai yra užfiksinti, tai yra mirtis ir mokesčiai. Žodžiu, tu neišvengsi. Ir mokesčiai investuojant yra vienas iš tų dalykų, kuriuos mes patys realiai sprendžiam, kiek mokėsim. Nekalbu apie mokesčių valstybei, bet kai renkamės tarpininką, mes patys, nieks neverčia mūsų rinkti vieno ar kito. Galime rinktis Lietuvoje iš ten, galim rinktis Europoje iš ten kelių ir tikrai tie mokesčiai, kaip minėjai,
turbūt nuo 1 euro už sandorį iki ten 10 eurų to fikso ir už ETF pirkimą Vokietijoje, tarkim, nuo 0,05 ten procentų nuo sandorio vertės iki ten turbūt 0,3 kokį procentų, kas jau 6 kartai skiriasi. O jeigu jūs perkate už 100 eurų, mokat 10 eurų ir tai yra 10 procentų, tai čia yra tiesiog, taip, geriau jau pirkti tradicinį fondą, kur minimalios investavimo sumos nėra, kur ima procentuką, tarkim, procentą nuo sandorio vertės, meti 10 eurų, mokyti 10 centų. Aš dar mažiau. Žodžiu, ta prasme, kad pagal savo situaciją padaryti namų darbus ir pasiskaičiuoti. Tai okei, tai čia turbūt didžioji dalis tų klausimų, aišku, kaip suprato, tai yra portfelio dalis, yra šiaip tarpininkai ir sandoriai, tai čia nežinau, galbūt kažkada pabandysim, ką nors iš čia Lietuvoje veikiančių pasikviesti ir pasišnekėti, kas yra brangu, kas yra pigu ir kaip tenais viskas vyksta, nes ten irgi daug klausimų gaunam, ten ar tarkim, VP yra mano vardu ar ne mano vardu, kas būtų, jeigu būtų, tai vėl čia mes už juos šnekėti negalim, tai galbūt galim bus kažką pasikviesti. Tai nežinau, ką dar galim pridurti. Ką čia dar galėtum? Aš tiesiog gal pabaigai, kad šiaip ETF tikrai geras dalykas. Jisai puikiai inovacija. Ir kai mes kalbam apie diversifikaciją, tai ne 10 įmonių akcijų, ten portfelis yra diversifikacija, ne 12 ten, bet kai galvom 100 arba net 1000. Tai jeigu perkam pasaulio akcijų ETF, mes galim turėti apie 1000 akcijų. Ir ten yra ir Volkswagenas, ir McDonald's, ir Apple, ir Facebookas, ir Samsungas ir panašiai. Ir jeigu vienas iš jų kažkuris ten užsilenktų netyčia, dėl kažkokių priežasčių, tai būtų tiesiog dar viena įmonė bendram pasaulio kontekste. Ir turbūt ETF didžioji, sakyčiau, tokia pridėtinė vertė yra didžiulė diversifikacija už labai nedidelę kainą. Tai va čia yra esminis dalykas, kodėl jis yra puikus instrumentas, kodėl jį reikia naudoti. Tikrai portfeliuose, nes ir tikrai plačiai naudojamas, bet svarbiausia neįsibėgėti su egzotikom, turbūt, kad ir jų ETF-ų būna įvairių, jų būna labai pigių, būna labai brangių, būna netgi su svertu, su trigubų svertu, atvirkštiniu, ir va čia, manau, galima įbristi. Tai tiesiog atsiribokim nuo to, palikim kazino, o tą ilgalaikį normalų investavimą tiem platiem, kuo labiau diversifikuotiem ir indeksų sekantiems ETF-ams. Ir tiesiog, jeigu daugelis tą pradės naudoti, atkreipia dėmesį į komisinius, kad nepermokės už tą kiekvieną sandorį, manau, nuo to visiems bus geriau. O toliau jau kiti klausimai, iš kokių ETF-ų, kokių turto klasių, kaip tą portfelį organizuoti ir panašiai. Ir ten turbūt apie tai galėsim pakalbėti kitose laidose, bet šiandien tikrai apie tai kiek išsamiau, kas tie ETF-ai, kam reikalingi, į ką atkreipdėmėsi ir kitus klausimus aptariam. Tai ką, tikrai laukiam jūsų subscribe'ų, laukiam jūsų laikų, nes po pastarųjų kelių video, kaip juokavom su Artūru, galbūt prieš tai visus savo video, kokius esam darę, kartu sudėjus, nebuvo tiek komentarų ir laikų ir subscribe'ų. Per 10 metų. Tai tie keli video, kuriuos padarėm ir kurie tiesiog, nežinau, gal tai tiesiog kol kas YouTube algoritmas čia pradėjo mėtyti jos kaip nuo nulio startuojančiam kanalui, kad tiesiog motivaciją palaikyti, kad neužsilenktų jie anksčiau laiko. Bet tiesiog tikrai labai smagu, labai džiaugiamės, skaitom komentarus ir palaikykit ir mes tęsim toliau. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų.